Labai gerai. Į spaudos konferenciją norėjau patekti, truputį vėluoju. Žinote, kad jūs negalite. Ir iš šios dienos irgi negaliu. Aš labai atsiprašau, man šiuo metu yra pietus. Galite pasižiūrėti ant dienos valandą. Tai, o jums kas nors atsiunčia raštą? Labą dieną, ponas. Apsaugos postų filmuoti negali. Prašau duoti teismo sprendimą, teismo nutartį, kurioje būtų... Pagal vidaus tvarkos aprašą. Prašau duoti teismo nutartį, kurioje būtų teismas uždraudęs tą daryti. Nes Lietuvoje teisingumą vykdo tik teismai. Prašom duoti teismo nutartį, kurią uždrausta šiam žmogui įeiti į Seimą ir kurią uždraudžia teismas uždraudžia filmuoti. Pamienkalnio gatvė 21. Visi klausimai, visi atsakymai. Teisingumą vykdo tik teismai. Tai gerai, įvykdė. Jo, teismai vykdo teisingumą. Teismo nutartis. Dar nėra pirmos. Aha. Reiškia, Mane reikia, aš čia atėjau. valstybės tarnautojai reiškia, kada nori. Va. Reiškia, jeigu pietus nuo pirmos, tai turėtų būti nuo pirmos pietus. Pietus yra per anksti. O jeigu dabar jau neprasidėjo, dar neprasidėjo, dar tik už minutės neprasidėjo. Jūs esat valstybės tarnautojas ar kas jūs Dar esate? tik už minutės Ar prasidės. privačios įmonės tarnautojas? Vadovybės apsaugos. Vadovybės apsaugos. Tai reiškia, jūs esat valstybės tarnautojas. Kaip brigadinis, ne? Jūs gaunat atlyginimą iš biudžeto, iš Lietuvos biudžeto. Ir jūsų pareiga yra tarnauti Lietuvos žmonėms. Jūs turit suvokti, kad jūs privalot tarnauti. Ne žmonės Lietuvos jums privalo tarnauti, bet jūs privalo tarnauti žmonėms. Tai va. O teisė, turėtumėt... Pietų pertrauka iki šiol neprasidėjo, o aš jau senai. Va, viskas, dabar prasidėjo pietų pertrauka, apleiskim. Tai dabar keliaukite trečius rūmus, ten dirbti. Jau vėliau šitą nusišimą negalėjau padaryti leidimo, 4 minučių neužtenka, kitas sustabdė. Tai dabar viskas, bet kai aš atėjau, buvo dar. Ir jūs negausite. O kodėl jūs negausite? Negausiu leidimą. Man neišsiųstas joks raštiškas paaiškinimas. Neturiu namų, taip, dėl teismo, ten šitų afiorų, kur 8 jau susėmė, mano 9 eilė laukia. Leidimas man užsakytas. Jūs vėl eilinį kartą meluojate. Praeitą kartą, kai jūs pasakėte, kad neužsakytas, Donatas Šulcas kopiją atnešė šito sąrašo visų. Aš sąrašuose buvau. O jūs sakėte, kad manęs nėra. Po to jūs pasakėte, kad manęs neįleidžia todėl, kad iš Pamienkalnio gatvės ten kažkur kažkas. Aš nuėjau tenai, raštu kreipiausi, man raštu atsakė. Kad aš neįleidžiamas, bet neatsakė kodėl. O jūs esat kokius nusikaltimus įvykdęs prieš Lietuvą, Lietuvos valstybę? Ne. Jūs- Bent jau 8 Jūs esate rusas ar Lietuvos? Niekuom neapkaltintas, ne aš Gal- lietuvis nuo vaikystės Lietuvos visuomenės. Gerai, kreipkitės Gal dar jūs kartą. spektaklius galite hole vaidinti? Na, atsiprašau. jau Gerai, juokinga. leiskit, ponė. Pasimkit dokumentus, prašau. Tai jūs priklausot, reiškia, Lietuvos visuomenės tarybai, Taip, esat Lietuvos vienas visuomenės tarybos steigėjų. steigėjų netgi, ir jūs esat neįleidžiams į savo valstybinę įstaigą, kurios esate šeimininkas su kitais Lietuvos piliečiais, nes valstybinės įstaigas priklauso, kaip ir pati valstybė, priklauso visiems Lietuvos piliečiams. Formaliai tai. Realiai kas vyksta... Realiai yra Lietuvos valstybė, reiškia, nusavinta yra nuo Lietuvos piliečių. O Lietuvos valstybė... Nusikalstama gauja užgrobusi Lietuvos valdymą ir tiek žinių ir žmonių neprileidžia tam, kad žmonės... Aš esu giliai įsitikinęs, kad Lietuvos valstybė yra valdoma gerai organizuoto nusikalstamų susivienimo, kuris valdo valstybę, valstybės žiniasklaidą, teismų sistemą, teisėsaugą ir visa kita. Na, tai mūsų pareiga, Lietuvos piliečių pareiga šitą problemą išspręsti ir atsimti valstybę į savo rankas, nes Lietuvos piliečiai gaunasi, kad tampa beteisiais, o Lietuvos valstybė valdoma kaip
gaunasi, kad kai privati valda, jie ką nori, čia tą daro. Jau. Realiai Lietuvos valstybė užgrobta nusikalstamo susivienimo. Dauguma infiltruoti į visokias jėgos struktūras. Kviečiu visus 13:30 į Vilniaus rajono teismą pasižiūrėti, kaip tai akivaizdžiai vyksta. Kaip vyksta žmogaus naikinimas, 2 metų kankinimai, be jokių pagrįstų kaltinimų, neduodant susipažinti su byla. 2 metus neduoda susipažinti su byla, bet jie mane teisė. Vienas teismo posėdės... O kokį jūs nusikaltimą esate padaręs? Aš nesu padaręs nusikaltimų, o mane kaltina 7 nusikalstamom veikom. Labai įdomu. Tiksliai kuriom, nežinau, nes turiu 2 kaltinamosius aktus tos pačios prokurorijos. O kaip jūs manot, Lietuvos teismai vykdo teisingumą ar vykdo kažkieno užsakytus nusikaltimus? Jie vykdo užsakymus. O dėl ko taip yra? Kurį reikia kokį nors kaltą žmogų išteisinti. Tai tikriausiai yra dėl to, kad Lietuvos teisėjai, kurie privalėtų vykdyti teisingumą, neturi jokios atsakomybės už savo priimtus sprendimus ir už savo veiksmus. Greičiausiai. Nes kadangi Viena iš priežasčių tikrai yra atsakomybės nebuvimas. Jeigu žmogus neturi atsakomybės, reiškia, tai jisai gali daryti kaip nori, kur nori ir ką nori. Ir likti teisus. Tai šiuo atveju gaunasi, kad vykdomi nusikaltimai prisidengiant teisingumo vykdymu Lietuvos vardu. Dėkui, čia buvo Donatas ir Dainius Petkus.